Sveiki draugai, sveiki prenumeratoriai, su jumis Elytė Vietjan. Taigi šiandien turime balandžio 3, tai 6 mėnulio diena. Šį vakarą būtinai, tai yra kai jau ateis vakaras ir visi susirinksite namuose ir tiksliai žinosite, kad niekas nebeišeis pro duris ir niekas nebeateis. Tada paimkite vieną bet kokią monetą arba nedidelę kupiūrą, padėkite ją prie savo namų slenksčių. Naktį jį ten turi pragulėti, galite ir ant slenksčių. Kitą rytą būtinai iki 12 valandos paimkite šią monetą ar kupiūrą griežtai kaire ranka. Jokiu būdu nedėkite jūs į kišenę ar piniginę. Iškart išeikite į lauką. Suraskite sankryžą, pageidautina 4 kelių. Tai gali būti ir pėsčiųjų sankryža. Tada monetą ar kupiūrą, kurią paimėte kairę ranką, išmeskite ant sankryžos, tą pačią kairę ranką ir eikite toliau. Kai tik ją išmetate, kiekvienas savo žodžiais pasako: ne monetą išmečiau ar ne kupiūrą, o visas nesėkmes, visą neturtą, visas ligas, visus prakeikimus, visą kančią. Galite išvardyti ir visus, kurie gyvena jūsų namuose. Su pagarba paleidžiu nuo savęs į 4 pasaulio kryptis, kiekvienas gali sakyti savaip, bet esmė turi būti tokia pati. Per metus tai galima daryti nedaugiau kaip 4 kartus ir būtinai tik šiomis 6 mėnulio paromis. Būtinai padarykite, juk čia nėra jokių maldų ir tai gali padaryti visiškai kiekvienas žmogus. Na ką, nuostabios jums dienos.